Sveiki visi, kaip sekasi, mes vėl čia. Šiandien mes esame 4 šios 7 dienų pasninko ir maldos kampanijos dieną, kad Dievas tau suteiktų pergalę. Amen. Amen? Tai jis vėl yra čia su manimi. Taip, tvirtai laikome šio tikslo. Aš tikiu, kad Dievas suteiks tau pergalę, kurios tau reikia ir kurios tu ieškoji. Šlovė Dievui. Broliai, pirmiausia noriu perskaityti 103 psalmę, kuri man labai patinka. Nuo 1 iki 6 eilutės. Atkreipkite dėmesį, pažiūrėkite, ką sako Biblija. Te laimina viešpati mano siela. Te laimina viešpati visa, kas manyje yra. Te laimina viešpati mano siela. Jis atleidžia visas tavo nuodėmes ir gydo visas tavo ligas. Išgelbsti tavo gyvybę iš kapo ir vainikuoja tave gerumu bei gailestingumu. Jis pripildo tavo gyvenimą gyrybių, kad tavo jaunystė atsinaujintų kaip erelio. Viešpats vykdo teisingumą ir gina prispaustųjų reikalą. Amen. Broliai, čia pradedama sakant, te šlovina viešpati mano siela. Nori pergalę savo gyvenime, turi pradėti dėkoti Dievui. Turi pradėti šlovinti viešpati visą savo esybę. Ugdyk šį įprotį, kad ir kur būtum, šlovink Dievą. Žinai, ko nori priešas, kad mes nuolat maitintume blogus dalykus, blogas mintis. Blogos naujienos ir kad mes tai skleistume visur aplinkui. Ne, broliai, mes turime būti Dievo didybės skelbėjai. Ir čia sakoma, Dievas atleidžia visas tavo nuodėmes, jis gydo visas tavo ligas, jis ištraukia tave iš kapo ir vainikuoja gerumu bei užuojautą. Tai yra mūsų Dievas, broliai. Tai Dievas, kuriuo aš nusprendžiau tikėti, taip pat ir tai jis. Ir prieš mums meldžiantį šiandien pajutau širdyje norą pasidalinti liudijimu. Aš jau pasakau tai savo kanale, bet žinau, kad žodis atsinaujina. Tai, ką Dievas daro, mes turime pasakoti, mes turime liudyti. Ir aš prisimenu, kad kartą prieš keletą metų aš labai norėjau gauti šventosios dvasios krikštą. Aš labai norėjau galėti melstis kitomis kalbomis, nes Biblija sako, kad tas, kuris meldžiasi kalbomis, jis kalba Dievui, jis tikrai meldžiasi. Tai kažkas, kas mus ugdo, žinai. Ir kartą aš nuėjau į bažnyčią, į Dievo asamblėją. Ir aš pamačiau selutę, besimeldžiančią kalbomis. Dieve mano, atrodė, kad ta moteris, žinai, virš jos galvos buvo tarsi portalas. Nes ji taip verkė ir meldėsi kalbomis. Ji klūpėjo ant suolo, pačioje bažnyčios gale. Niekam nereikėjo žinoti. Jai nereikėjo rodytis kitiems. Ji ten atsidavė Dievo akivaizde. Ir aš pasakiau, Dieve, ar kada nors tu leisi man taip pat melstis kalbomis? Aš pajutau tą ramybę, tą artumą. Ir tada aš pradėjau ieškoti. Aš pradėjau prašyti Dievo. Ir aš pradėjau atsisakyti sagažinai. Aš sakiau, Dieve, atleis man. Jei yra kažkas, kas trukdo, parodyk man viešpatį. Ir žinai, kas nutiko? Vieną dieną aš pasikviečiau savo draugą, kuris dirba mano tėvo įmonėje. Ir aš pasakiau, žiūrėk, ar sutinki melstis su manimi tol, kol Dievas atsakys? Susiradau maldos draugą, tiesa, kuris sutiko. Olus maldininkas, taip. Ir jis buvo iš Dievo asamblėjos pripratęs melstis. Ir aš pasakiau štai ką, žiūrėk, mes lipsime į pikapą. Ir jis turėjo pikapą. Ir aš pasakiau, mes neišeisime, kol Dievas neatsakys. Tai jau buvo maždaug apie 10 val. Vakaro. Ir tada mes nusprendėme, įlipome į pikapą, pastatėme jį garaže, kad būtų saugiau. Ir pradėjome melstis. Ir turėjome 2 prašymus. Aš norėjau tiesa, gauti šventosios dvasios krikštą, o jis norėjo sužinoti, ką Dievas jam yra paruošęs, koks yra Dievo pašaukimas jam. Ir aš taip pat norėjau sužinoti. Tada aš pasinaudojau progą ir pasakiau, žiūrėk, ieškokime. O žinai, kas nutiko, brangioji? Pradėjome melstis. Jau buvo 10:30 11 val. Vakaro. Nieko. Dievas mums neatsakė, bet aš buvau pasiryžęs ten. Taip pradėjau pavargti. Jis irgi pradėjo pavargti. Žinote, kai pradedi melstis, jau pradedi žiovauti, jau pradedi jausti mieguistumą. Galiausiai jau nebesusikaupi labai. Kai artėjo 11:30, beveik vidurnaktis, aš užmigau, aš užsnudau, jis taip pat užmigo. Atsibudome, žinai, kad užmigai apie 4 val. Ryto. Mirštame iš šalčio, mums buvo šalta. Tada aš atsisukau jį ir paklausiau, na kaip, Dievas su tavimi kalbėjo? O jis atsakė, žmogau, Dievas nieko nepasakė. Kalbėjo ir su tavimi? Ne, nieko nepasakė. Broliai, tuo naktį nuėjome miegoti nusivylę. Nusivylę. Atrodė, kad nieko neįvyko, nieko nepasikeitė, nieko nevyksta. Ir vienas dalykas, kurio pamiršau pasakyti.
Tai buvo diena prieš tai, mes abu pradėjome pasninkauti. Mes buvome pasiryžę. Darysime 3 dienų pasninką. Ir mes tikrai norėjome patirti šventąją dvasią. Klausykis toliau. Tai buvo savaitgalį. Kada tai buvo? Pirmadienį. Po 2 dienų. Tai buvo šeštadienį. Po 2 dienų. Pirmadienį. Broliai, aš nemoku paaiškinti. Buvo tokia diena, žinot. Siaubinga. Viskas ėjosi blogai. Aš buvau labai nusiminęs, nes, žinot, atrodo, kad gyvenimas su Dievu yra toks sunkus, ar ne? Aš pradėjau galvoti tik taip. Aš negaliu turėti tokio gyvenimo, to kokį žmonės dažnai pasakoja, nedalyjasi liudymuose. Aš negaliu. Ir aš pasijutau labai blogai. Tada atėjo laikas eiti į universitetą. Nuėjau į universitetą, labai liūdnas, nes aš buvau nusivylęs savimi. Supranti? Savo gyvenimu, tai dvasiškai. Tada aš išėjau anksčiau. Buvo apie 9:30 vakaro. Aš jau rengiausi pižamą, kad eičiau miegoti. Nes, žinai, pagalvojau, šiandien viskas nesisekė. Bet tada, broliai, nutiko vienas dalykas. Kai buvo apie 11 val. Vakaro, kas paskambino per domofoną? Domofonas. Tas man draugas. Ir jis paskambina per domofoną ir pradeda su manim kalbėti taip. Džuninio, eikime melstis, išeikime pasimelsti, nes žiūrėk, šiandien kažkas įvyks. Ir tada aš pagalvojau, mes pasninkavom, mes meldėmės, nieko neįvyko. Mes šaukėmės, mes kalbėjom su Dievu, kad jis tą naktį mums prabiltų. Ir mes buvome pasiruošę. Turėjome tikėjimo, nesuabejojome. Ir nieko neįvyko. Prisipažįstu tau, kad aš pavargau. Jis pasakė, ne, dar ne laikas. Tai yra maldos draugų svarba, turėti draugių. Paprašyk Dievo. Draugų, kurie sušildys tave, kai tavo ugnis bus priblėsusi, kai nuodai bus stiprus. Ir štai, broli, žinai, kas atsitiko? Jis pradėjo mane spausti. Jis man papasakojo štai ką. Žinai, Džuninio, reikalas toks. Aš meldžiausi pikapę čia, šitam rajone. Ir mes turėjom tokį įprotį įlipti į mašiną ir pradėti kelti rankas, melstis už verslus, už bažnyčią, supranti? Ir jis pasakė, žiūrėk, kai aš meldžiausi už tave, pikapo rodiklė pajudėjo, jį pradėjo sviruoti. Aš pagalvojau, žmonės, kažkas negerai su mašina. Tada jis nuėjo, atidarė variklio dangtį, pažiūrėjo, kad viskas negerai. Jis grįžo prie pikapo, vėl meldėsi už mane ir kai jis vėl meldėsi už mane, rodiklė vėl pradėjo sviruoti. Jis pagalvojo, negali būti, kažkas įvyks. Arba priešas kyla, arba Dievas duoda ženklą. Trumpai tariant, persirengiau, jau buvo 11 su trupučiu vakaro. Ir tada prisimenu, kad buvau pikapė ir pasakiau jam štai ką. Žiūrėk, reikalas toks. Tada paėmiau čia Bibliją, taip? Paėmiau Bibliją ir broliai prisimenu, lyg tai būtų šiandien. Atsiverčiau 1 laišką Korintiečiams, 1 skyrių, kur parašyta, kad Dievas pasirenka šio pasaulio kvailystės, kad sugėdintų išmintinguosius. Ir jis pasirenka tuos, kurie nėra, kad sugėdintų tuos, kurie yra. Tuo metu aš jam pasakiau, žiūrėk, štai kaip yra. Čia parašyta, kad Dievas pasirenka tuos, kurie nėra. Tai yra tuos, kurie neturi talento, tuos, kurie visiškai neturi gebėjimų. Tada aš pasakiau, vadinasi, Dievas pasirinko mane. Jis mane pasirinko, nes kitaip neįmanoma. Aš negaliu būti toks žmogus, kokiu visi čia žinote atrodo esantis. Aš negaliu turėti tokio didelio dvasingumo. Ir tada mes nuėjome melstis, sustabdėme pikapą, o aš jaučiausi labai blogai, labai nusivylęs. Norėjau atsakymą. Žinote, kai nusprendžiate taip, aš noriu susitikti su Dievu. Štai kodėl, broliai, mes čia surengėme šią kampaniją. Nes mes pasiekėme tokį tašką, kai tiek daug žmonių išgyveno kovas, broliai, kad pagalvojame, ne, atėjo laikas mums pradėti pasninką. Šauksmas kampanija tam, kad būtų. Suprantate? Tai, ko dar trūksta jūsų gyvenime. Ir štai, broliai, tik pabaigai, mes buvome ten, pikapė, šitas mano draugas pradėjo melstis. Ir jis pradėjo atsiverti Dievo akivaizdą. Jis jau meldėsi kalbomis. Ir aš žiūrėjau į tai ir galvojau, Dieve mano, kaip aš galėčiau tai turėti savo gyvenime, ar ne? Bet, nepaisant visko, aš sukalbėsiu savo maldą. Tuo metu, broliai, aš pradėjau melstis. Ir aš pradėjau kalbėti. Dieve, labai ačiū. Viešpatie, rebri orebio sokotoraba. Broli, tuo metu. Žmonės, kai taip pravėriau burną, mano liežuvis susipynė. Meilė, maniau, kad aš išpratėjau. Broli, maniau, kad aš buvau toks, išsigalvoju, žinai, išsigalvoju tas kalbas. Ir aš pagalvojau, negali būti. Man atrodo, kad negi pikdžodžiauju, tikriausiai taip ir yra. Nes man atrodo, kad aš tiesiog kliedžiu. Atibendrinant, aš buvau toks sutrikęs.
kad pagalvojau štai ką. Aš vėl pradėsiu melstis. Savo būdu. Kai tik pradėjau melstis savo būdu, broliai, nebebuvo kaip susilaikyti. Šlovė Dievui. Šventoji dvasia, broliai, jis mane pripildė galybę. Su šlovė. Broliai, aš pradėjau melstis kalbomis. Aš pradėjau melstis. Ir meldžiausi. Ir broliai ašarų tekėjo. Dievo galia mane palėtė tą naktį. Aleliuja. Amen, broliai. Mes turime šlovinti mūsų Dievą, nes jis yra galingas. Jis daro. Būtent tą dieną, broliai, kai išgyvenau blogiausią dieną, didžiausią kovą iš visų. Staiga. Aš pajutau šventosios dvasios galią. Gavau kalbų dovaną. Ir dar daugiau pasakysiu. Kol meldžiausi kalbomis, atėjo momentas, kai mano draugas, kuris buvo nustebintas, jis pradėjo suprasti, ką aš sakiau. Aleliuja. Dievas davė kalbų aiškinimą. Tai yra šventosios dvasios dovana. Tiesa? Pagal 1 laišką Korintiečiams 12 skyrių. Ir tada jis pradėjo sakyti. Žiūrėk, Dievas man parodė. Dievas dabar čia su manimi kalba. Kad tu per savo maldą, štai, aš suprantu, tu prašai Dievo. Pažiūrėk, kaip jis išaiškino. Tu prašai Dievo, kad jisai atsiųstų savo žmonės. Tavo šeimos kelyje, nes daugelis rodė blogą pavyzdį. Bet Dievas ką tik davė man interpretaciją. Jis man pasakė, kad iš tikrųjų tai bus per tave, kad tavo šeima atsivers. Broliai, nuo tada aš priėmiau šį pažadą. Ir aš tik žinau, kad išlipau, broliai, iš to pikapo tą naktį. Aš buvau perpildytas meilės. Meilė paklydusiesiems. Jaučiau tokią didelę meilę. Dievo meilę. Ar ne? Ir aš buvau toks pilnas. Ir būtent tai mes šiandien norime atnešti į jūsų gyvenimą. Aleliuja. Jūs gausite pergalę. Jūs gausite ugnį iš aukštybių. Šventosios dvasios ugnį. Amen. Ir jei savo namuose turite vietą, kur galite melstis, melskis ir tikėk, kad šventoji dvasia gali tave pakrikštyti šiandien. Tai bus tavo ugdymui. Tai nėra tam, kad parodytum kažkam. Beje, man prireikė maždaug 2 metų, kad tai gaučiau. Ir vieną dieną Dievas man atskleidė, kodėl aš to negaudavau. Nes aš norėjau, žinai ko aš norėjau? Aš norėjau parodyti visai savo šeimai, kad tai, kam aš tarnavau, nebuvo religija. Bet aš turėjau santykį su Dievu, aš norėjau parodyti Dievo galią. Bet broliai, mes neturime niekam nieko įrodinėti. Jei Dievas tau ką nors duos, jei jis nori parodyti žmonėms, amen. Jei ne, tai tavo ugdymui. Amen. Amen. Melskimės šiuo momentu. Taip. Tikiuosi, kad Dievas atliks šį darbą tavo gyvenime. Paliksiu prisegtą komentarą apačioje. Su kitomis kampanijos dienomis. Jei jau sekate nuo pradžių, gerai? Ir pabaigoje pasidalykite. Pasidalykime tuo su dar daugiau žmonių. Aš tikiu, kad šiandien Dievas padarys nuostabų darbą tavo širdyje. Amen. Šlovė Dievui. Melskimės, aš melsiuosi kartu su Taise. Ir tu taip pat melskis ten, kur esi. Jėzaus vardu. Amen. Viešpatie, mano Dieve ir mano Tėve. Kaip gera, Viešpatie, galėti kalbėti apie tavo pasireiškimus, stebuklus. Galėti kalbėti apie didžius darbus, kuriuos Viešpats daro. Aleliuja. Tėve, Viešpats Dievas tave te laimina. Tu esi nuostabus didis Tėve. Būtent Tėve, todėl aš plaku savo. Kai mes manome, kad jau nebėra išeities, kad Viešpats mums suteikia pergalę. Aleliuja. O Dieve danguje aplink mus. Ir mes pasimatysime kitame vaizdo įraše. O Dieve neleis, Dieve, padaryk, Viešpatie, mes atmetame visus Dievo darbus Jėzaus vardu. Savo angelais. Dievas tikrai apgaubė, Tėve. Aleliuja, Tėve. O Dieve, ačiū už viską, ką tu jau padarei mūsų gyvenimuose. Mūsų gyvenimuose. Tu esi tas, kuris atleidžia visus mūsų nuodėmes. Tėve, tu esi mūsų karalius, mūsų Dievas, ištikimas ir galingas, kuris gali viską. Ir aš prašau tavęs čia ir dabar, Dieve, kad tu išpildytum šį žodį savo širdį. Vaikai. Tai tiesa, Tėve, išpildyk, tikrai Tėve, išpildyk. Dieve, Tėve, atnešk pergalę. Kiekviena lyga, kurią tavo vaikai neįkūrė. Taip, Dievas pasigailėjo. Jėzaus vardu. Dieve, Tėve, uždėk savo rankas Jėzaus vardu. Išeik Jėzaus vardu. Amen. Amen. Jėzaus vardu tikrai išeik. Amen. Aleliuja. Tai tiesa, partneri. Aš skelbiu. 1 laiškas Korintiečiams, 3 skyrius 2 eilutė. Tegul dabar išeina visa liga nuo ligos. O Marala šventoji, ištikimas Dieve, ištikimas, galingas Dieve. O Marala, šventasis Dievas Tėvas, tegul Dievas tikrai jai padeda. Aleliuja, Jėzau. Nuodėmės Jėzau. 1, 2, 3, 4, 5. Kiek dabar žmonių neša tave?
Tai tiesa, Jėzau. Kalties jausmas, kad nieko nebegalima pakeisti. O Dieve, suteik atleidimą, suteik išgydymą. Nebeatleis. O Jėzau, šventasis. Dieve, suteik atleidimą dabar viešpatį. Taip, dėl šio Dieve, tai žmogaus, tiesa. kad jis pajustų O mano Dieve, Dievą. aleluja, Dieve, aleluja, Dieve, aleluja, aleluja, Jėzau. Saugok viešpatį protą ir širdį Iš su tavo tikrųjų, ramybė, saugok su tavo Dieve, buvimu. Jėzaus vardu, Buvimu. aleluja, Dieve. Jėzaus Tėve, tu vardu, esi Tėve. Dievas, kuris atlieka darbus iki galo. O Tėve, mes tikime viešpatie Tėve tavo pažadais. Mes tikime, kad tu Būtent taip. viešpatie esi Dievas, galintis pakeisti ir transformuoti bet kokią situaciją, Tėve. Nėra nieko neįmanomo tau viešpatie. Tegu dabar galime padėti prieš tave viešpatie. Kiekvieną savo vaikų reikalo, Tėve. Kiekvieną žmogų, kuris čia meldžiasi, su mumis, Tėve. Viešpatie, Ieškodami, priimk, Tėve, pergalės, Tėve. Tu žinai, kokios pergalės kiekvienam reikia, Tėve. Tegu tu viešpatie ištiri mūsų širdis, mano Dieve, gyvenimą, Tėve. Tegu viešpaties galia gali pakeisti. Tėve, kiekvienas žmogus šiuo metu, aleluja, aleluja, Tėve. O, pergalės Dieve, pergalė. Dieve, ateik atnešti gydymą ir pokyčių, žinau, atstatymą, Tėve, aleluja. Jėzau, tegul tu viešpatie gali, tegul atneši Dieve, Tėve viešpatie, savo žodį, Tėve, ir tegul tavo vaikai šiandien išeina, Tėve, šios dienos, Tėve, šios akimirkos, kurią gavome. Pergalė, Tėve. Viešpatės pergalė, kaip tu, Tėve, mus palaiminai, kalbėjai su mumis, tegu tu viešpate, taip pat palieti savo vaikų širdis, kalbėk su jais, Dieve Tėve, Jėzaus vardu, tebūnie pagarbintas viešpats, o ištikimas, teisingas ir tikras Dieve. Taip, mano Dieve, mes priimame, Tėve. Taip pat kaip tu mane aplankei tą naktį. Jėzau. Ta naktį aplankyk dabar. Aplankyk dabar tikrai, savo amen, sūnų ir Jėzau. savo dukrą viešpatį. Jėzau, pakalbėk apie mano tėvą. Taip, mano Dabar Dieve, priimk jo tiesa, Tėve. prisilietimą. Priimk šventosios dvasios krikštą. Tėve, halleluja. Jėzaus vardu. Priimk ten, Priimk kur esi. ten, kur esi. Amen, Jėzau. Priimk apgaubimą. Aš Tiesiog priimu dvasinį panaikink šį apgaubimą, švarumą. kad tavo gyvenimui priimk daugiau. Eik kartu iš Dievo. su upe, eik Jėzaus kartu vardu. su pūra Tikiu. upe. Tikėk, kad viešpats tave atleidžia. Jis dabar tave apkabina. Aleliuja, Dabar. Jėzau. Jaučiu Dievo apkabinimą. Ten, kur esi. Amen. Jaučiu Dievo meilę. O mano Dieve, tu išvarai Dieve, visą tai baimę. tiesa. Visą Tai tiesa. baimę, visas Praeina visa kaltės baimė, jausmas. visos kliūtis, visi Viskas, kas tave apribojimai. slegia. Viskas, kas mus tempia Aš sakau žemyn, kas slegia, mus nes išbalansuoja, dabar mano Tėve. Mes skelbiame pergalę, daugiau Tėve. neslėps. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Tėve, mes Ačiū tau, Dieve, dėkojame Tėve, Dieve, viešpatie Tėve. už šią kampanijos Ačiū, tai dieną, tiesa, viešpatie, Tėve. maldos Mes dieną. tikime. O Tėve, kartu su tavimi. Tu Aš tikiu, viską mano valdai. Tėve. Mes tikime O, pergalę, Jėzaus mes vardu, tikime, aleluja. Tėve, viešpaties stebuklo. Šlovė Tėveli, tu Dievui. esi toks didis Dievas. Tėve, tu esi Dievas, kuris tyrinėja savo vaikų širdis, kuris pažįsta Dievą. Tėve, tai, kas yra labiausiai paslėpta mūsų širdyje, Tėve, tai, ką tik tu žinai, tegu viešpats tai aplanko šią akimirką. Tegul viešpats paliečia mūsų širdį, Tėve. Viešpatie ateik atnešti išgydymą, Tėve, žaizdoms, Tėve. Kiek daug dabar yra sužeistų dabar, Tėve, dėl praeities traumų, dėl problemų, Tėve viešpatie, kurios įvyko anksčiau. Viešpatie, tu esi Dievas, kuris dabar palies ir suteiks išgydymą. Atleidimą tegul ateina, išlaisvinimas, atleidimo, kad visas nuoskaudas tu savo rankomis išrautum ir kad viešpats suteiktų pergalę savo vaikams. O Tėve, kad jie galėtų matyti Tėve viešpatie gerąjį viešpatės darbą Jėzaus vardu ir kad jie galėtų mėgautis stebuklais, kuriuos viešpats padarys. Viešpaties žodis negrįžta atgal. Tai, ką viešpats ketina. Viešpats išpildys, Tėve, ir kad viešpats galėtų tada, Dieve Tėve, ištirti širdį, savo vaikų širdį ir apreikšti jiems. O Tėve, viešpaties paslaptis, apreikšti tavo žodžius, Tėve, tyrinėdamas, Tėve, mūsų širdis. Šiuo metu, Tėve, aleliuja, Viešpatie Jėzau. Dieve, mes O priimame, gyvybės viešpatie, Dieve, tavo gydymo gyvenimą. Dieve, galios Dieve, Viešpatie, mes aleliuja, tikime, kad Tėve. šiandien, Tėve, tu Taip, paleidai Jėzau. savo Amen. vaikams. Tėve, tu Halleluja. jau paleidai, amen. Tai, kas Halleluja, buvo užstrigę, tai, taip, kas Jėzau. buvo be vandens Tai tiesa, išliejimo. gerai? O Dieve, amen, Dabar bus halleluja, išlieta. Jėzaus Tėve, vardu, Jėzaus taip, vardu. Dieve, amen, Mes Dieve. priimame, Tėve, Amen, atleidimą, Dieve, gydymą, Dieve. Tai tiesa. išlaisvinimo Taip, ir mano viešpaties Dieve. gyvenimo. O Jėzau, ačiū. Jėzaus vardu. Aleliuja. Amen, Dieve. Amen. Aleliuja. Šlovė. Sudė. Šlovė Dievui. O, mano broliai, žiūrėkite. Aš jaučiu čia Dievo buvimą. Tu taip pat buvai paliestas ir mes tęsime, ar ne, brangioji? Tęskime šią tikėjimo grandinę šioje kampanijoje. Ir šiandien yra 4 diena. Aš tikiu, kad artimiausios dienos taip pat bus nuostabios. Dievas padarys didelių dalykų. Taigi likite su mumis, ištverkite visas šias 7 dienas, broliai, ir būkite su mumis kasdien 15 val. Mes būsime čia ir melsimės už jūs. Ir dalinsime žodžiu. Tad nenusiminkite, gerai? Te laimino jūs Dievas. Tikiuosi, kad jums patiko ir toliau būsime kartu. Dievo Amen. garbei. Tegul Šlovė Dievas Dievui. laimina. Apkabinimas.